Kodėl tai yra labai svarbu, todėl kad riteriai kausis. Kovos bus tikros, nerepetuotos, iš anksto įspėjo. Kaip matote, riterių šalmai yra uždari. Mato jie nelabai gerai, dėl to, jeigu kartais pastebėsite, kad riteriai besikaudami artėja staigiai prie jūsų, tiesiog drąsiai bėkit, šiuo atveju bėgimas negėda, mūsų atveju ne žiūrovų, tik tai ne jūsų. Taigi, ir tokiu būdu išvengsime, iki šiol pavykdavo nesklandumų. Taigi, pristatau jums karžygius. Šiandieną kovas demonstruos klubai Kovas. Jūs juos matote geltonai apsirengusius. Tačiau po jų išoriniais drabužiais, aišku, yra šarvai. Daugelį detalių jūs iš tiesų matote. Tai yra puikiai šarvuotos kojos, veidai. Irgi paslėpti po šalmais. Kol kas jie antveidžius pakėlė, tačiau kovos metu jie savo antveidžius nuleis. Taip pat norėčiau pristatyti jų skydus. Jų skydai yra trikampės formos, naudoti Europoje paplitę, tačiau lygiai taip pat vėliau ir Lietuvoje. Apie ginklus. Šiandieną pademonstruosime skirtingus ginklus. Štai vienas iš ginklų yra kuoka. Jinai taip dar vadinama plunksnuotis. Kuogi ypatingas tas ginklas? Reikalas yra tame, kad tokia kuoka, jinai galas jos yra sunkus, smūgiamoji jėga didžiulė ir smarkiai lamdo viską savo kelyje. Kiti ginklai bus vėlgi kalavijas, kas nors parodykit kalaviją. Kuogi skiriasi kalavijas nuo kuokos, ogi to, kaip matote, kad kalavijas yra gana lengvas, galas užaštrintas, kai jis sėkmingai leidžia manevruoti, šokti šokius ir kas svarbiausia, su kalaviju galima tiek durti, tiek gintis, tiek kirsti, tiek pjauti, tai yra atlikti daug funkcijų. Tai prašmatus ginklas, iš esmės tapęs bajorijos simboliu. Vėlgi kalavijai būdavo skirtingi, šiuo atveju mano rankoje matote vienarankį kalaviją, jisai lengvai valdomas viena ranka, kaip matote galima labai mikliai juos suktis, tačiau būdavo kalavijų ir sunkesnių, kuriam prireikdavo ir dviejų rankų. Štai matote kalaviją dviem rankom. Vėlgi, kuo tai yra ypatingas toks karys. Kaip suprantate, jeigu vienoj rankoj laikai kalaviją, kitoj rankoj gali laikyti skydą. Tačiau jeigu kalavijas yra toksai, kur būtinai turi laikyti dviem rankom, automatiškai tai reiškia, kad toks karys nebeturi skydo. Kągi tai reiškia? Pažvelkite jo šarvus. Prie tokio kalavijo buvo reikalingas dar ir šarvų komplektas. Taigi, neužteko turėti vien kalaviją, reikėjo dar ir šarvų, nes kitokio atveju būtų lengvai pažeidžiamas. Apie taisyklės kaip kausis. Kaip jau minėjau, kovos nerežisuotos, tikros. Iš esmės, sportinis bandymas pataikyti. Kažkas pataikys daugiau, kažkas bus vikresnis išsisuks nuo smūgių. Ir mažiau nukentės automatiškai, taip bus nustatytas nugalėtojas, bet kurios iš dvikovų. Taigi, pirmoji dvikova – kalavijas prieš kalaviją.